Sveiki, gerbiami ir mėly Dešiniojo proto tinklalaidės klausytojai. Dešinysis protas yra Europietiškos dešinės instituto kuriama tinklalaidė. Čia kalbame apie politiką, kultūrą, istoriją ir kitas temas. Prie mikrofono studijoje Teodoras Žukas. 1907 metais kapitonas Edvardas Džonas Smithas rašė: per visą savo patirtį niekada nebuvau patekęs į jokią avariją, apie kurią būtų verta kalbėti. Per visus jūroje praleistus metus mačiau tik vieną nelaimės ištiktą laivą. Niekada nemačiau laivo katastrofos ir niekada nebuvau patekęs į avariją ar situaciją, kuri grėstų kokią nors katastrofą. Citatos pabaiga. Po 5 metų, 1912 m. balandžio 15 d. kapitonas Smithas žuvo Titaniko katastrofoje kaip pagrindinis Titaniko kapitonas. Tai yra pavyzdys, kurį pasitelkė libaniečių kilmės investuotojas, matematikas, eseistas ir knygų autorius Nicolas Nassim Talebas knygoje Juodoji gulbė, kalbėdamas apie žmonių patirtį ir praeitį ir kaip patirties ir praeities vedami žmonės užtikrintai brėžia, prognozuoja dabarties arba ateities įvykius. Šiandien būtent ir kalbėsime apie vieną žmogų ir jo idėjas, tai yra Nicolas Nassim Talebas. Mūsų studijoje svečiuojasi Justas Šireika, verslininkas, Nicolas Nassim Talebo knygų skaitytojas, jo idėjų sekėjas, žmogus detaliai sekantis tai, ką rašo ir kalba Nicolas Nassim Talebas. Justai, pirmas klausimas. Kaip galima būtų charakterizuoti Talebą kaip mąstytoją ir rašytoją? Ką reikėtų apie jį žinoti? Aš sakyčiau, sveiki gerbiami klausytojai, sakyčiau, kad smagi proga pašnekėti apie Talebo idėjas, nors autorius ir mąstytojas tikrai plačiai žinomas, tačiau nebūtinai gerai suprantamas. Tai turbūt pats jis pasakytų apie save, kad nėra filosofas pirmiausiai. Tai kas jis nėra filosofas, yra mąstytojas ir eseistas. Turbūt šiuo metu sakytų, kad yra dviratininkas. Apskritai tai yra polimatas žmogus, kuris tikrai turi didžiulį erudicijos bagažą, domisi įvairiais reikalais, gyvenime daug ką veikęs, yra nepaprastai sėkmingas rašytojas, bet taip pat praeityje gana sėkmingas ir prekeivis rinkose, žmogus prekiavęs sėkmingai opcionais. Ir žodžiu, tai yra labai įvairialypė asmenybė. Žmonės, kurie jį seka Twitteryje, mato įvairias jo pusės, ne tik tokią, čia pasakius, oficialią rašytoją, bet ir kartais tokio tikrai polarizuojančios asmenybės, nes Talebas yra žinomas kaip tokio karšto temperamento žmogus, susipykęs ne vienu viešų intelektualų, žurnalistų, politikų ir panašiai. Tai labai aktyvus žmogus viešoje erdvėje, beje buvęs ir Lietuvoje kartą. Tai žodžiu... Kada jis buvo Lietuvoje ir ką jis čia veikė? Jeigu gerai atsimenu, jisai buvo Lūžio taške, berods konferencijoje dėja, man pačiam neteko matyti jo pranešimo, bet žodžiu, Lūžio taško organizatoriai buvo jį pasikvietę. Tai jam teko ir čia apsilankyti. Apskritai Talebas labai sunkiai kategorizuojama asmenybė, tiesą sakant, net ir kalbant apie jo knygas, į kažkokias kategorijas sunku labai sprausti, sakytume eseistika, bet ne visai tai atitinka, ar tai filosofija, nebūčiau to toks tikras. Ar saviugda. Ar saviugda. Kas juokingiausia, tiesą sakant, pirmą Talebo knygą nusipirkau visiškai atsitiktinai, berods Vienos oro uoste, o galbūt tai buvo Kopenhagos, nesvarbu, bet žodžiu, jo knyga buvo įsprausta kažkur tarp populiariosios psichologijos knygų. Ir tiesą sakant, aišku, buvau girdėjęs apie Talebą ir jo idėjas jau tuo metu, tačiau labai nustebau, kodėl tos knygos, ta knyga jau buvo atsidūrusi. Dabar aš galvoju, ar tai buvo Antitrapumas, ar Juodoji gulbė, nebeatsimenu tiksliai, kurią pirmą nusipirkau, bet žodžiu, visai toks, juokingas įvykis, kuris rodo, kad iš tikrųjų net ir fizinė prasme žmonėms kartais sunku įtalpinti Talebą į kažkur, kas yra aiškiose kategorijų rėmuose
Ir tiesą sakant, skaitant jį labai gerai supranti, kodėl taip yra, nes, sakau, sunku apibūdinti apie ką tai. Tos pačios Talebo knygos yra labai įvairios. Tai, pavyzdžiui, Prokrusto lova yra tiesiog aforizmų rinkinys, toks labai poetiškas, kai, nežinau, kalbant apie ten apkvailintus atsitiktinumo, ar juodąją gulbę, ar antitrapumą, tai yra tokie labiau sistemiški, toks labiau sistemiškas požiūrio kampas į tiesą sakant, į labai įvairius mūsų gyvenimo aspektus. Vėlgi sunku kategorizuoti, tai labiau jo idėjos gal atsiskleidžia kalbant apie konkrečius atvejus ir konkrečius jo teiginius. Aha, dėkui. Ar galėtume kažkaip apibrėžti kažkokias esminės intelektualinės įtakas Talebui, iš ko jis ėmėsi įkvėpimo, kas tie yra, jeigu yra kažkokie autoritetai intelektualiniai, kuriais jis remiasi, gal netinkamas žodis, bet kurie jam svarbus. Jo, pats Talebas neslepia, kas jam padarė didžiulį įtaką ir galų gale skaitant jo knygas taip pat matyti tam tikrų autorių ir mąstytojų tokie bruožai ir iš ko jis ėmėsi intelektualinio pagrindo sukonstruoti savo idėjinį turinį. Tai neabejotinai skeptikų mokykla, taip pat stoikai, Seneka, apie skeptikus turbūt Sekstas Empirikas, iš vėlyvesniųjų autorių neabejotinai Karlas Poperis, todėl kad Talebui labai svarbios Poperio idėjos, ypač susijusios su mokslu ir teorija. Tai falsifikacijos principas, per kurį jis vertina mokslo pajėgumą aiškinti tikrovę arba nepajėgumą aiškinti tikrovę. Tai čia nemažai kritikos tenka ir socialiniams mokslams per šį kampą. Benoit Mandelbrot, kurio fraktalų teorija ir modelių kritika Talebui padėjo pačiam, kaip čia pasakius, išvystyti savo požiūrį į modelius, ypač taikomus socialinės ir tie visuomenės procesams, kurie yra nepaprastai sunkiai prognozuojami. Tai čia toks jo turbūt esminis kritikos šaltinis. Taip, iš ten randasi, aišku, autorių yra gyva galybė, bet štai turbūt paminėti mąstytojai, mokslininkai atrodo yra Talebui tokie labiausiai formatyvūs, ką jis ne kartą yra ir minėjęs. Ar mes galėtume kalbėti, ar reikėtų kažką žinoti apie jo gyvenimą ir, sakykime, jo biografiją ir apie kažkokius lūžius, rubikonus, kurie jis vis tiek, jis buvo, kaip suprantu, tam tikrą prasme toks tradicinis investuotojas, prekeivis ar ne rinkose. Ir staiga, kažkaip suprantu, jis perėjo prie to tokio rašymo, prie labiau mąstymo apie tikrovę ir apie kažkokių fenomenų priežastis arba jų neapčiuopamumą. Ar Talebas kažkaip šitai reflektuoja savo tokius gyvenimo etapus? Jis pas gal pernelyg nereflektuoja, tačiau matyti iš jo rašymo ir atsiminimų tam tikrų, kuriais jis dalinasi ne tik savo knygose, bet ir kalbėdamas viešai, rašydamas Twitteryje. Tai konkretaus vieno esminio Rubikono, kurį jisai peržengė ir staiga tapo tuo, ko yra, įvardinti jį turbūt būtų labai sudėtinga, bet bent jau keli įvykiai jo gyvenime tikrai buvo nepaprastai svarbus ir formatyvus. Tai pirmiausiai turbūt galima kalbėti apie jo patirtį Libane, kadangi Talebas yra libaniečių kilmės amerikietis, gimęs Libane, jo šeima yra iš senas tradicijas, garbingas tradicijas turinčios Libano graikų ortodoksų šeimos. Tai jo senelis ir prosenelis buvo vicepremjerai Libano.
Ir žodžiu, jisai gimė Libane ir praleido paauglystę ten ir kaip tik tuo metu kilo pilietinis karas Libane. Tai buvo didžiulis sukrėtimas Talebui ir jo šeimai, todėl kad, pirmiausiai todėl, kad Libanas ilgą laiką buvo laikomas tokia tikrai idiliškai beveik multikultūrinė valstybė, kurioje sugyveno skirtingos etninės grupės, skirtingos... Tam tikra salelė visame Levanto labai problemiškam, kaip žinia. Taip. Tai buvo absoliuti išimtis ir tikrai gana progresyvi valstybė, kurioje, atsakau, sugyveno net ir skirtingų religijų, konfesijų atstovai. Ir staiga kilo didžiulis, nepaprastai brutalus pilietinis karas, žuvo virš 90 000 žmonių, jis ten berods truko 15 metų ir Talebas gimęs ir užaugęs taikioje ir beveik idiliškoje aplinkoje staiga matė, kaip viskas griūna aplink jį. Tai žodžiu, ta tokia sistema, kuri laikyta labai pavyzdinė ir nepajudinama, staiga pasirodė esanti nepaprastai trapi ir pradėjo byrėti tiesiog akise per labai trumpą laiką. Tai per tą trumpą laiką be abejo sumenko ir jo šeimos statusas ir įvairūs kiti dalykai asmeniniai nutiko ir žodžiu, Talebo gyvenimas toliau pasisuko jau už Libano ribų, jisai baigė mokslus Paryžiuje, tada išvyko gyventi į Jungtines Amerikos valstijas ir mokytis, ir tapo rinkos prekeivių opcionais. Tai antras turbūt formatyvus įvykis jo gyvenime, tai buvo 87 metų jo juodasis pirmadienis, tai buvo didžiulė finansų krizė netikėta, kurios metu jisai dirbdamas dabar Credit Suisse berods priklausančiam investiciniam banke, žodžiu, uždirbo didžiulius pinigus, iš principo leidusius jam tada užsiimti ne tik prekyba biržoje, bet ir intelektualinė veikla, todėl kad jo paties teigimu tai buvo tokie pinigai, kurie leido jam, kaip čia pasakius, būti užtikrintam dėl ateities ir pernelik nesirūpinti savo išlikimo reikalais tokiais ganėtinai trivialiais. Tai knygas jis pradėjo publikuoti dar 90-aisiais, man atrodo, gal 95 metais jisai apie prekybą opcionais išleido savo pirmąją knygą, bet tai nebuvo knyga, kurį jį išgarsino, knyga, kurį jį tikrai išgarsino ir tapo tarptautiniu bestselleriu, tai buvo Fooled by Randomness, apgauti atsitiktinumo. Tai toje knygoje jisai pradėjo dėstyti savo idėjas, kurias vėliau jau mes pamatėme jų galutinėme pavydale. Tai juodosios gulbės, ar ne, knygos idėjos, ar antitrapumo, ar rizikavimo savo kailiu ir taip toliau. Tai ten jau pirmoje 2001 metais išleistoje knygoje matyti tų jo idėjų užuomazgus. Jo, mes taip pat... Tiesa, tik tai gal norėčiau vieną dalyką patikslinti. Pats sakai, kad jis gana tradiciniu prekijų rinkose dirbo, tai panašu, kad ne visai, todėl kad Talebo investicinė tezė, jeigu galima taip sakyti, nežinia kada susiformavusi, bet panašu, kad pakankamai nuosekliai ir nuo gana anksti, išsyk buvo, žodžiu, neiti su rinka pasroviui, tačiau laukti didelių retų įvykių ir iš jų pasipelnyti. Tai štai tas juodasis pirmadienis ir buvo tas pirmasis didelis įvykis, kuris leido Talebui užsitikrinti finansinį nepriklausomumą. Tai šia prasme niekada nebuvo Talebas galbūt tradicinis prekeivis, taip pat kaip jis niekada nebuvo ir tradicinis mąstytojas. Taip. Aš turėjau omeny, kad, kaip sakant, tame sektoriuje buvo prekiavimo ir investavimo biržose.
Jo, dėl pilietinio karo, Libijos pilietinio karo ir dabar iš tikrųjų atsiminiau, kiek jis daug reflektuoja šitai, ypač juodojoje gulbėje savo knygoje. Be kita ko, vėlgi jis tokia turi tam tikrą savybę labai netikėtus ir kartais mums tokius netikėtus dalykus pastebėti. Jis, pavyzdžiui, kalbėdamas apie savo patirtį pilietiniame kare, kalba apie tai, kaip būdamas, tuo metu vaikas, toks kaip suprantu, paauglys, tiesiog buvo jam labai nuobodu per tą pilietinį karą, nes labai dažnai reikėdavo slėptis tiesiog rūsiuose nuo bombardavimų ir būtent ne kažkokį siaubą pabrėžė to, kad griūva gyvenimas, visa tikrovė aplinki, o tiesiog, kad man nuobodu tas karas yra, nes nėra ką veikti. Ir aišku, jis sako, kad nemažai turėjo laiko skaityti knygas tuo metu tose rūsiuose besislėpdamas, kas jam, kaip sakant, nepakliudė jo gyvenime vėliau, ar ne? Prieš pat pereinant prie tų knygų pagrindinio, aš norėsiu klausti labiau apie juodoją gulbę ir antitrapumą. Jeigu bendrai reikėtų taip apibrėžti, su kuo nuolat ginčijasi Talebas? Kas jį erzina apie tai, kaip šiuolaikinė visuomenė mąsto apie tikrovę? Aš sakyčiau, gal būtų beveik lengviau apibriežti, su kuo jisai nesiginčia, nes ginčiasi jis daug ir labai su įvairiais žmonėmis. Bet turbūt pagrindiniai jį erzinančių žmonių kategoriją greičiausiai būtų galima apibūdinti jo paties žodžiais angliškai intellectual yet idiot. Intelektualas, tačiau vis tiek idiotas. Tai žmonės, kurie, kaip čia pasakyti, hiperracionalizuoja socialinius fenomenus, juos aiškina retrospektyviai, taiko netinkamus modelius, dažnai nerizikuoja savo kailiu, agituodami už kokius nors viešosios politikos veiksmus, kurie turi didžiulės pasiekmes dideliam skaičiui žmonių ir panašiai. Tai jo ypatingas, sakyčiau, kritikos rautas, jisai eina link įvairių biurokratų, bankininkų, ypatingai žurnalistų, socialinių mokslo atstovų ir panašių žmonių. Tai žmonių dažniausiai, kurie yra atriboti nuo savo priimamų sprendimų daromų pasiekmių. Šie žmonės jį labiausiai erzina ir su jais jisai nemažai diskutuoja ar netgi, sakyčiau, atvirai pykstasi viešoje erdvėje, o taip pat ir savo knygose. Nemažai erzina ir įvairūs ekonomistai, žmonės, kaip čia pasakius, dažnai aiškinantis ekonomikos fenomenus tokiais modeliais, kurie yra, kaip čia pasakyti, lengvai pritaikomi gerais laikais, tačiau visiškai nebepritaikomi laikais, kai kažkas įvyksta visiškai nenumatyto ir ekstraordinaraus. Didelė dalis taip pat kritikos tenka ir statistikos atstovams, žmonėms, kurie Talebo manymu nesupranta statistikos pakankamai gerai arba pakankamai giliai, ir šia prasme jis ne tik su jais aiškinasi piktų argumentų būdu, bet taip pat ir nuolat publikuoja įvairius mokslinius straipsnius, kurie sunkiau įkandami, neturint matematinės statistikos pagrindų. Tai rimtas, tiesą sakant, apie jį galima kalbėti ne tik kaip apie eseistą ar viešą intelektualą, bet taip pat neabejotinai kaip tikrai rimtą mokslininką, turinti gerų rimtų publikacijų, ypač statistinės matematikos srityje. Kokia yra juodosios gulbės, nežinau kokį žodį vartoti, ar teorija, ar koncepcija, ar bendrai idėja, kaip jau nekartą pats minėjai, vartoji šitą žodį? Tai apskritai iš kur kilęs klausytojams, galbūt tiems, kurie neskaitė juodosios gulbės, pavydžiu, gera knyga, raginu. Tai iš kur atsiranda apskritai juodosios gulbės terminas, tai toks trumpas ekskursas, tai yra
nuoroda į europiečių nustebimą atradus Australiją, kad ne visos gulbės yra baltos, tačiau yra ir juodų gulbių ir iki tol tiesiog buvo neįsivaizduotina, kad toks paukštis juodas galėtų egzistuoti. Tai žodžiu, kokia nuoroda į ką juodoji gulbė, tai nuoroda į nepaprastai retus ir absoliučiai neprognozuojamus įvykius. Ir žodžiu, tai ką buvęs Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Donaldas Rumsfeldas vadino unknown unknowns. Tai yra nežinomieji dalykai, kurių mes net neįsivaizduojame, kad jie galėtų įvykti. Tai žodžiu, tai nepaprastas įvykių retumas yra vienas iš juodosios gulbės fenomeno tokių pagrindų. Antras pagrindas yra tokio reto įvykio pasiekmių mastas. Tai juodosios gulbės įvykio pasiekmes būna nepaprastai toli siekiančios ir sujudančios sistemas, kuriuose jos vyksta. Galima čia iš karto kalbėti apie kažkokį pavyzdį, kad nebūtų tai taip teoriška ir abstraktu. Pavyzdžiui, rugsėjo 11-osios įvykis konkretus, kuris tikrai nebuvo prognozuotas, kuris sukrėtė Amerikos visuomenę, tačiau sukrėtė ir pasaulį ir turėjo nepaprastai toli sekančių pasiekmių. Prasidėjo karai, kurie paskui virto ir politiniais pokyčiais ne tik tarptautinėje erdvėje ir geopolitikoje, bet taip pat ir paveikė ir Amerikos visuomenę, ką matome iki šiol. Net galima vesti tam tikrus tiesioginės sąsajas su tuo, kokie prezidentai buvo renkami ir kaip Amerikos visuomenė apskritai dabar žiūri į intervencionizmą. Arba, pavyzdžiui, apie sąmokslo teorijas. Arba apie sąmokslo teorijas, lygiai taip pat teisingai. Tai štai, tai du tokie aspektai. Ir trečiasis aspektas, ką Talebas sako apie juodasias gulbės, kad šiems įvykiams įvykus visada atsiranda retrospektyvinių analizių, kurios tada aiškina, kodėlgi jos įvyko, tarsi tai būtų savaime suprantamas reiškinys, ar ne? Tai nors iki tol tokių aiškinimų nėra būta, todėl kad niekas net neįsivaizdavo, kad kažkas panašus nutiks. Vėlgi, dar vienas istorinis pavyzdys, pavyzdžiui, yra Sovietų Sąjungos žlugimas. Tikrai labai nedidelė dalis sovietologų ar tarptautinės politikos ekspertų numanė, kad Sovietų Sąjungos, 80-ųjų pabaigoje, numanė, kad Sovietų Sąjungos laukia staigi ir netgi santykinai taiki griūtis. Tai štai tų juodųjų gulbių pavyzdžių, aišku, yra daug, yra ne tik tarptautinėje politikoje, rinkose, taip pat netrūksta galų gale ir lokaliuose reiškiniuose. Ir apskritai juodosios gulbės, tai yra, kaip čia pasakyti, tai yra tiesiog aiškinimas apie sukrėtimus, nenumatytus sukrėtimus bet kokiai sistemai. Kokio masto ta sistema bebūtų, tai čia mūsų pasirinkimas ir kokioje srityje mes apie šitą fenomeną kalbame. Mhm. Ir ar, kaip sakant, ką jinai mums gali duoti šitą juodosios gulbės idėją, mąstant apie šiandieną ir tikrovę? Kitaip tariant, ir ar būtent norėčiau klausti apie tą tarptautinės politikos kontekstą, ar ne, čia visiška banalybė, kad vyksta dideli dalykai, kurie nebūtinai tarsi, jeigu žiūrėtume iš Lietuvos nacionalinio intereso pusės, kurie nebūtinai yra pozityvus Lietuvos Respublikai ir jos saugumui ilgalaikiai arba net vidutinėje perspektyvoje, gal net ir labai trumpoje perspektyvoje. Vėlgi, čia turbūt Talebas nebūtų patenkintas kalbėjimu į tokių ateities dėliojimų į kažkokius etapus, ar ne. Bet iš esmės, ką mums šita idėja, juodosios gulbės idėja gali duoti taip pat praktiškai, mąstant apie tarptautinę politiką šiandieninę? Aš manau, kad pirmiausiai gali duoti, kaip čia pasakius, peno apsvarstyti opcionalumą, ar ne, būtina poreikį apsidrausti ir nemąstyti tokiomis kategorijomis, kad tai, kaip mes gyvename dabar, tai būtinai tai tęsis ir ateityje, ar ne, ir mes nepatirsime sukrėtimų ir tai, kas mums atrodo savaime suprantama, kad tai savaime suprantama bus ir rytoj ar poryt. Tai vėlgi
pavyzdys akivaizdus po nosim yra Donaldo Trumpo dabartinė administracija, Jungtinių Amerikos valstijų labai keistas santykis su tradiciniais sąjungininkais Europoje, ar ne, imkime tą patį Danijos, Jungtinių valstijų ir Grenlandijos, ar ne, klausimą, kai būtų sunku įsivaizduoti, turbūt net pirmosios Trumpo administracijos metu, kad kažkas panašaus būtų galėję nutikti. Tai aš jau nekalbu apie klausimus dėl NATO ateities ir regioninio stabilumo ir kokias mes saugumo garantijas iš tiesų turime ir kaip atrodys mūsų pačių saugumo situacija. Tai šitie klausimai mums tikrai, kaip čia pasakyti, aišku, apie juos ir neabejotinai masto geros galvos Lietuvoje ir šiandien, tačiau Talebo juodosios gulbės koncepcija, kaip čia siūlo iš karto mąstyti apie opcionalumą, siūlo mąstyti apie alternatyvų ieškojimą, apie tam tikrą apsidraudimą net ir blogiausių atvejų scenarijais. Prasme, kaip mes galime save sustiprinti jau šiandien, kad nereikėtų spėlioti, kas ateityje užgrius mus, kokie netikėtumai, tačiau jau tiems netikėtumams, kad ir kokie jie bebūtų, būtume pasiruošę ir galėtume kaip geriau juos sureaguoti. Tai vėlgi, jeigu mes kalbame apie gynybos ar užsienio politiką, tai vėl ar tai bebūtų regioniniai alijansai ar ne, ar kažkokie dvišaliai susitarimai, ar nežinau, ar tos pačios ginkluotojų pajėgų tarp regioninių valstybių sąveikos, bendri įsigijimai ginklų ar bet kas iš tikrųjų stiprina mus kaip valstybę ir kaip rytų Europos demokratiją gyvenančią šalia Rusijos. Aišku, čia aš imu tai, kas skauda labiausiai. Tokių klausimų yra ir daugiau, tiek apie Lietuvos ekonominę situaciją, tiek apie vidaus politiką ir panašiai. Tai mąstyti apie retus iššūkius, kurių mes negalime nuspėti, verta turbūt per tą prizmę, kad tie reti įvykiai tikrai įvyks, mes nežinome, kokie jie ir neturėtume užsiimti mąstymo apie tai, tačiau mes turėtume mąstyti, kaip sustiprinti savo sistemas, kokios jos bebūtų, kad tiems įvykiams taptume atsparus. Bet turbūt sutiksi, kad Talebas kalba, kad iš esmės mes negalime būti visiškai pasiruošę ateičiai ir kad mes turėtume pirmiausia pripažinti, kaip sakant, fundamentalią nežinomybę ir neprognozuojamumą, ar ne, artimiausios ateities. Tai jo, net ir šitų knygų rinkinys vadinasi Incerto, tai neapibrėžtumas ar neaiškumas, lietuviškai iš lotynų kalbos verčiant. Tai būtent turbūt pagrindinis teiginys jo knygų, ar kaip čia pasakyti, ar toks objektas tyrimo ir yra nežinomybės tyrimas, kaip gyventi pasaulyje, kurio negali prognozuoti, kuris yra chaotiškas ir kaip tą chaosą prisijaukinti, jeigu galima taip sakyti. Tai taip, Talebas sakytų, neverta spėlioti apie ateitį, tačiau galima imtis tam tikrų veiksmų dabartyje, kad ateitis neužkluptų netikėtai ir netaptų mūsų pabaigos pradžia. Taip. Kita yra didelė idėja, ir ko gero vis tiek tai yra kažkiek ant tos juodosios gulbės tam tikros ašies irgi galėtų būti veriama antitrapumo idėja, tai yra angliškai anti-fragility. Kas tai yra, kaip tai reikėtų apibrėžti ir ką reikėtų apie tai žinoti, apie antitrapumą? Pirmiausiai vėlgi reiktų turbūt pradėti nuo to, kas nėra antitrapumas tam, kad nueitum į antitrapumą. Tai pradėti nuo trapumo apibrėžimo. Tai, kas neatlaiko stresorių, tai, kas neatlaiko kažkokio smūgio sisteminio ir po tų stresorių subyra, sistema suyra ir nebesitęsia. Tai trapumas. Daug kas sakytų, pasak Talebo, kad trapumo antipodas kitoje pusėje esanti savoka yra atsparumas.
Tačiau Talebas sako, kad atsparumas yra tik tai laipsniškas perėjimas į antitrapumą. Ir atsparumas yra tai, kas atlaiko sisteminius sukretimus, stresorius, tačiau nepasikeičia po jų. Nu, tai sakykime, jeigu trapumas būtų porcelianinis puodelis, kuris nukrito ant žemės ir sudužo, trapus objektas, tai atsparus objektas būtų akmuo, kuris nukritęs ant žemės, jisai nepasikeičia. Jisai ten, jeigu smarkiai nenukrito, sakykime, tai jisai tiesiog, tai tiesiog ir išliko toks pats objektas gulintis ant žemės, bet jo kokybiškai jisai niekaip nepasikeitė. Atsparus objektas. Na, o antitrapumas tai fenomenas, kai sistema patyrusi stresorių ne tiek, kad nepasikeičia, bet kaip tik pasikeičia, jis sustiprėja. Tai jis duoda pavyzdžius iš biologijos, pavyzdžiui, raumenis, kurie gaudami stresorius ar ne darbą, sportą, dar kažką, aktyvią fizinę veiklą, jie patiria stresorių, bet po kiek laiko pradeda stiprėti. Tai, žodžiu, stresoriai reikalingi tam, kad sistema taptų geresnė, efektyvesnė, gal tą žodžią nenaudotų, bet geresnė, pasiruošusi tada ateities stresoriams ir overcompensation, jisai vartoja tą savoką, tai yra perkompensavimas, kad, numatydama, kad ir ateityje stresoriai gali būti patirti, ji bus pasiruošusi ir dėl to sustiprėjusi ateities stresoriams. Tai štai antitrapumas yra fenomenas, kai bet kokia sistema, kur yra antitrapi, patyrusi stresorius, tampa geresnė kažkokiu kokybiniu parametru, ar net keliais įvairiais parametrais. Tai jo, tai vienas iš pavyzdžių yra fizinis, bet be abejo sistemos yra įvairios sudėtingos, tai socialinės sistemos taip pat gali būti antitrapios ir tapti tobulesnėmis. Toks, sakyčiau, labai konservatoriškas, tarp kitko, principas, šiek tiek toks ir gal įtraukiantis ir senaties tam tikrą tokį momentą ir ganėtinai unikali, įdomi idėja, kuri irgi dabar jau plačiai naudojama, ne iki galo būtinai suprantama, tačiau jau tapusi pakankamai dažnai cituojama, kad tiesiog net pabėgtų iš Talebo kaip autoriaus nuo savybės lauko, taip pat kaip beje ir Juodoji gulbė, kas tai tapę beveik tokia folkloru kažkokiu. Taip, folkloru ir iš tikrųjų publicistikoje ir viešo erdvėje girdisi šitas terminas. Jeigu reikėtų taip iliustruoti klausytojams apie tai, kokie pavyzdžiai iš tokie mums žinomų atvejų arba sukrėtimų pastarųjų, tarkim, 20 metų būtų, ar galima būtų, pavyzdžiui, kalbėti, tarkim, labai grubiai, 2015 metų migracijos krizė ES, žinome, pabėgėlių krizė, taip žinoma, ar ne, ir iš tikrųjų tuo metu, milžiniškas absoliučiai sukrėtimas, jeigu, pavyzdžiui, konkrečiai žiūrint instituciškai, tai ES išorės sienoms, ar ne, ir nepaisant to, kad tuo metu atrodė, kad gali net, kaip sakant, fundamentali politinė krizė ištikti ES kaip politinį vienetą, ir staiga kažkaip atrodo, kad dabar tos išorės sienos sukurtos kažkokios tarnybos ir jos atrodo, ir ES šituo klausimu atrodo tvirtesnė. Ar maždaug taip galima būtų mąstyti, arba, pavyzdžiui, Ukraina, ar ne, kuri patiria egzistencinį iššūkį ir staiga tampa dabar, vėlgi, tokia trivialybė kažkiek, bet viena stipriausių kariuomenių dabar Europoje, ir tai yra faktas paprasčiausiai. Puikus Ukrainos pavyzdys, dėl ES nebūčiau gal iki galo toks tikras, man gal labiau ateina į galvą Lietuvos, tiesą sakant, pavyzdys tvarkantis su migracijos krize. Taip. Todėl, kad, dabar jau tai, nebeatrodo kažkoks didžiulis iššūkis. Mes kalbame apie 21 metų. Jo, taip. Hibridinė ataka paprasčiausiai. Jo, hibridinė ataka, teisingai. Tai vadinkime dalyką jo tikruoju vardu. Tai galima prisiminti, koks šokas mums visiems buvo visą tai ir kokias milžiniškas problemas atrodo, kad tuo metu patyrėme. Tačiau susitvarkėme tikrai labai
efektyviai ir greitai, netgi reiktų pasakyti. Ir dabar, turbūt nelabai kas be masto apie šitą klausimą laikas nuo laiko kažkur žiniasklaidoje pasigirsta viena kita. Kiek apgręžta. Jo, viena kita žinutė, bet tokio vektoriaus pavojingo, tarsi tokio pavojingumo, kokį mes matėme 2021-aisiais, jau nebematyti. Tai atrodo, kad Lietuva šią prasme tapo šiek tiek antitrapesne kaip valstybė dėl to, kad sugebėjo atsilaikyti ir priimti reikiamus sprendimus greitai, efektyviai ir užkardyti tolesnius bandymus Lukašenkos režimo kartu su Rusija mums siūsti šitas dovanėles bėglių pavidalu. Dėl ES čia diskusinis ilgas klausimas. Iš vienos pusės taip turbūt buvo susitvarkyta, bet iš kitos pusės ar iki galo atlaikė sistema, pavadinkim, aš nežinau, ar taip galima vadinti smūgį, iššūkį šitą nebūčiau tikras, todėl kad, žiūrint į populistinių partijų populiarėjimą įvairiose ES valstybės, ypač kurios gavo didžiąją tų bėglių dalį, tai čia geras klausimas. Dėl Ukrainos visiškai pritarčiau, fantastiškas pavyzdys. Tiesą sakant, tai vienu metu ir juodosios gulbės pavyzdys ir antitrapumo pavyzdys, bet ne iš tos pusės, kad nebuvo galima numatyti Rusijos invazijos, nes turbūt čia irgi diskutuotina buvo ir galų gale ir buvo daug pranešimų apie tai ir visa kita, ir karas galų gale vyko ne pirmus metus, tai plataus masto invazija, bet tai tikrai ne invazijos pradžia į Ukrainą. Bet kas buvo juodoji gulbė, aš manau, tai Ukrainos sugebėjimas atsilaikyti ir faktas, kad Rusija yra labai toli nuo Kijevo ir kad karas taip, jis vyksta, jis nepaprastai brutalus, tačiau Rusija sėkmingai atstumta į Ukrainos rytus ir pietus, ne maksimalūs laimėjimai, bet nepaprastai dideli laimėjimai ir savaip ukrainiečių sukurtas stebuklas su šiek tiek paramos iš vakarų, tai mano galva tikrai juodoji gulbė, žiūrint į didžiulį kiekį net ir Ukrainai palankių ekspertų, kurie tikrai nebuvo labai optimistiški dėl Ukrainos gebėjimo atsilaikyti. Ir kas virsta, aišku, ir Ukrainos antitrapumu, todėl kad visuomenė pasiruošusi atmušti tokio galingumo priešą kaip Rusija, metanti visas pajėgas, visuomenė sugebėjusi inovuoti karo lauke, spręsti ginkluotės trūkumo, karių trūkumo problemas labai, sakyčiau, tokiais išradingais būdais, ar ne, kalbant apie tų pačių dronų naudojimą ir kas mėnesį besikeičiančias technologijas, karo lauke tobulinamas ir visus kitus dalykus, galų gale heroizmą tų pačių ukrainiečių, ar ne, ir nepaprastą kantrybę ginant savo šalį, tai Ukraina tam tikrais parametrais, manau, yra daug stipresnė negu kad buvo ir kariškai, bet ir nacionalinė prasme kaip tauta ir kaip valstybė, dėl to, manau, pavyzdys labai tinkamas ir geras. Ar antitrapumo ta idėja gali kažkaip mums, kaip sakant, kaip paruošti mums, jeigu žiūrint, tarkim, iš Lietuvos institucijų ir valstybės pusės, kaip paruošti mūsų institucijas arba struktūras būti labiau antitrapes? Tai principas, kurį turbūt pats Talebas įvardina, yra toks: antitrapioms sistemoms svarbu klysti, nes klaidos yra informacija, bet klaidos neturi būti didelės. Klaidos yra stresoriai iš principo ir šitie stresoriai yra informacija sistemai, nes klaidos sako, kad jeigu tu suklydai nedideliu kažkokiu mastu, tai reikia keisti savo veiksmų logiką. Ne? Tai mažos, klysti dažnai, bet klysti silpnai, nesukrenčiant, nedideliu mastu,
ir tada dirbti iteracijomis, čia yra turbūt sėkmės pagrindas. Na, versle šitai vyksta, moksliniuose tyrimuose šitai vyksta, ar ne, ir panašiai. Tai šia prasme turbūt Talebas pasiūlytų ir tiesą sakant ir siūlo kažką panašus viešai politikai. Na, pavyzdžiui, jisai pateikė Šveicarijos kaip labai gero tokio valstybės valdymo modelio pavyzdį, kai kantonų autonomiškumas regioninis leidžia atskiruose kantonuose išbandyti skirtingus vietinio valdymo modelius subsidiarius ir tada žiūrėti ir mokytis vieni kitiems iš kitų klaidų arba sėkmių. Tai Talebas dar naudoja tokį lokalizmo terminą ir yra pasakęs maždaug taip, kad, žodžiu, savo šeimoje aš esu komunistas, su savo draugais aš esu socialistas, žodžiu, valstijos lygmenyje aš esu demokratas, šiek tiek aukštesnėme lygyje esu respublikonas, na, o ten jau nacionalinėme, federacinėme lygmenyje tai jau libertaras. Žodžiu, tai net ir šia prasme kažkaip ideologiškai, tai viskas priklauso nuo to, kokiame tu lygmenyje veiki. Ir subsidiarumas, galimybė pačiam spręsti savo reikalus lokaliame lygmenyje, kažkur aplink save, čia ir būtų turbūt pagrindinis principas, todėl kad jis leidžia klysti lokaliam lygmenį, mokytis iš savo klaidų ir nesukrėsti visos sistemos, sakant, vienoje vietoje suklydus, kad tai nepersiduotų tada ir nenubanguotų plačiu mastu. Tai atsakymas yra turbūt šitas lokalizmas ir gebėjimas mokytis iš menkų klaidų, nes didelės klaidos, tai vėlgi, tai jau kalbant apie tą patį antitrapumą, didelės klaidos, tai gali ir antitrapę sistemą nužudyti. Čia vėl pavyzdys jo duodamas iš biologijos, tai jeigu aš šokinėju ir šokinėju, nežinau, ten metrą ar pusantro, tai tikėtina, kad protingą kiekį šokinėjant, mano fizinė būklė pagerės, aš ten gal, nežinau, jeigu žaidžiu krepšinį, gal aš ir lanką pasieksiu, nes sėkmingai ar dar kažką padarysiu, peršoksiu kartį, bet jeigu aš nušoksiu nuo ten kokių 20 metrų žemyn, tai joks ten antitrapumas man negresia. Man gresia geriausio atveju ligoninė ir blogiausio atveju gedulingi pietus. Tavo artimiesiems ir draugams. Deja, jo, ne tau. Tai antitrapumas irgi turi savo ribas ir viskas yra, aišku, mastelio klausimas. Taip. Na ir paskutinis klausimas, jūs tai grįžtant prie tų socialinių mokslų. Kuo Talebui nepatinka, na, sakyčiau, vyraujančios, sakykime, socialinių mokslų teorijos? Arba bendrai, na, kaip sakant, kodėl jam atrodo trukdo tie vyraujančios socialinių mokslų paradigmos? Jo, tai Talebas tikrai netrykšta meilę socialiniams mokslams, net pati savoka jį labai erzina. Sako, tai kai ateina, kai iškyla poreikis pridėti prie disciplinos žodį mokslas, dažniausiai tai jau maskuoja kažką negero. Ypatingai erzina ten visokie politikos mokslai ir panašiai. O kodėl? Todėl, kad jis sako, jie persijame pavydu gamtos mokslams, pavyzdžiui, fizikai ir tam tikrus fenomenus, kuriuos, sako, esą tyrinėjantis, jie bando tyrinėti pasiskolintais įrankiais, tačiau nepritaikomais įrankiais. Ar tai būtų statistika, ar tai būtų bandymas, nežinau, kažkokiais kitais gamtamoksliniais metodais tą daryti, tačiau sako, jie dažniausiai socialiniai mokslai net laiko to paties popierio falsifikacijos principų. Tai reiškia, kad teorijos, jos nekritikuotinos ir kartu viską paaiškinančios, bet kad tuo pačiu ir nepaaiškinančios niekur. Ir dažniausiai paaiškinimai vyksta retrospektyviai, tačiau perspektyviai ar net nukreipus į ateitį neturi nei prognostinių galių, nei apskritai yra patikimi būdai suprasti realybę. Na ir čia vėlgi, čia galima paimti Talebo metaforą ir sakyti,
sakyti, kad socialiniai mokslininkai dažnai, ypač tie, kurie persijame gamtos mokslų pavyzdžiais ir tuo pavydu fizikai, na, jie dažnai sumaišo landšaftą su žemėlapiu. Tai kad labai norisi pritaikyti savo gražias teorijas sudėtingiams socialiniams reiškiniams, bet tie sudėtingiams socialiniams reiškiniams socialinių mokslo teorijos visiškai nerūpi. Realybė keliauja sava vaga, o tai, kas aiškinama retrospektyviai ar nekritikuotinomis, nefalsifikuotinomis teorijomis, na, tai tik trukdo mums suprasti kompleksinę, labai sudėtingą realybę ir tiesiog, na, yra būdas pateisinti akademikų darbo vietas, bet nepadėti suprasti socialinių fenomenų. Tiesa, aišku, Talebas nors ir netrykšta meilę socialiniams mokslams, aišku, jų visiškai iki galo nenurašo jam. Jisai, na, gerbė antropologus, gerbė humanitarus, pavyzdžiui, jiems istorijos mokslas atrodo labai gerbtinas. Tiesa, irgi tiek, kiek istorijos mokslas mums pasakoja, kiek įmanoma objektyviau apie praeitį, tačiau nebando kažkaip irgi dirbtinai tada sprausti į savo teorijų teorijas ribas. Arba kažkokį kauzalumą griežtą. Jo, dar vienas dalykas, ko jis tikrai labai nemėgsta, tai įvairių, nežinau, koreliacijų, ar net bandymo labai primityviai jo ieškoti priežastinių ryšių, todėl kad priežastinių ryšių labai sudėtingose sistemose yra tiek daug, kad tai mums jau, na, tampa iki galo nepažinu. Ar ne? Mes negalime tų sistemų taip sumodeliuoti, kad mums taptų aišku, kas, kaip ir kodėl. Mes tik galime galbūt pasimokyti iš konkrečiai nutikusių įvykių kažko, bet neapskritai suprasti juos labai sistemiškai. Tai štai didžiausias turbūt jo pyktis ir didžiausia kritika ir yra dėl to, kad, na, socialiniai mokslai bando apsimesti gamtos mokslai, skolintis metodus, bet iš principo tai nėra įmanoma, todėl kad sistemos yra daug mažiau pažinios ir na, negali būti tiesiog šitais metodais paaiškinamas. Justai, ačiū už pokalbį. Ačiū, kad atvykai į mūsų studiją. Ačiū, kad pakvietėt. Primenu, kad jūs klausėtės Dešiniojo proto tinklalaidę, su jumis šią nepilną valandą prie mikrofono buvo Teodoras Žukas. Taip pat labai kviečiu jūs, mūsų klausytojus, raginu sekti mūsų tinklalaidę YouTube ir Spotify platformose, kviečiu spausti like ir subscribe ikonas, nes jūsų sekimas padeda mums auginti auditoriją. Taip pat kviečiu sekti mūsų Europietiškos dešinės instituto platformas ir veiklą Facebook'e, Twitter'e, Blue Sky ir LinkedIn. Ačiū, iki susiklausimo.